Ok, sveikos merginos, pradedam. Mhm. Jurga? Tai taip, girdisi, viskas tvarkoja. Mhm. Tai šiandien pradedam trečiąjį epizodą mūsų podcast'o ir kalbėsim apie tai, ar coacheriams Lietuvoje verta rinktis nišą ir kodėl. Tai yra labai įvairių nuomonių apie šį klausimą ir dažniausiai pastebėjau, kad yra dvi stovyklos. Tai yra profesionalai vienoje pusėje, profesionalai marketingo srityje, pardavimo, net ir pačio coachingo ir pradedantis coacheriai arba coacherių dauguma kitoje pusėje, kurie nenori rinktis nišos ir jiems tai atrodo galbūt net nenaudingas ir nevertingas sprendimas. Tai šiandien norėsim išgirsti abi pusės, pasidalinsime argumentais, nuomonėm ir kviečiam atsirinkti tai, kas jums labiausiai tinka. Aš esu profesionali coacherė Jurga Jotkazytė, coachingas moterim projektų įkūrėja ir šio podcast'o viena iš autorių. Ir Violeta yra mano kolegė. Violeta, gal trumpai prisistatysi? Tai jeigu kas jau žiūrėjo mūsų pirmus podcastus, tai tikriausiai jau vis tiek atsimena, kas aš tokia. Aš gal norėjau labiau pasisakyti apie šiandienos temą, vat, apie save pasakojant. Tai aš, kaip anksčiau minėjau, kad aš vis dar priskiriu save prie tų pradedančiųjų specialistų. Ir iš tikrųjų šitą temą aš turiu daugiau klausimų negu atsakymų, negu nuomonių. Tai bus man labai įdomu iš tikrųjų išgirsti mūsų viešnių nuomonės, įžvalgas. Ir iš tikrųjų tikiuosi gal atsakyti savo į klausimą, ar iš tikrųjų verta tą nišą rinktis, kadangi aš jos dar nepasirinkau. Ok. Tai turim šiandien dvi nuostabias ekspertės mūsų temoje. Tai Neringa yra marketingo ekspertė, gal gali pasidalinti trumpai, prisistatyti, papasakoti apie save? Taip, labas vakaras. Marketingo ir komunikacijos srityje dirbu 15 metų ir esu dirbusi agentūroje su daugybė skirtingų labai klientų ir prekių ženklų. Esu dirbusi tarptautinėje korporacijoje su vienu stipriu galingu, kuriam nebuvo abejingų. Esu dirbusi startuolyje bei dabar 3,5 metų dirbu savo versle ir parduodu save. Tai irgi galėsim padiskutuoti, ar aš turiu nišą kažkokią ar ne, nes šita tema mane privertė susimastyti. Ir dar noriu truputėlį priliesti coachingo temą. Pati turėjau coacherę 5 metus ir dirbau su savim kiekvieną savaitę po vieną susitikimą per savaitę. Ir Jurga iš tikrųjų ir buvo mano coacherė. Tai mes esam šiek tiek pažįstamos ir toje srityje. Labai tikiu, kad coachingas gali padėti profesiniam kelyje, bet be asmeninio tobulėjimo profesinis kelias nevažiuos tiek daug. Todėl šita tema ir šitas klausimas, iškart truputį užbėgu už akių, kiekvienam turbūt suteiks skirtingą atsakymą pagal jo kelią, jo tikslus ir jo būseną. Ok, ačiū labai Neringa. Ernesta, prašom apie save truputį mums papasakoti. Taip, sveikos, labai malonu, kad pakvietėt. Tai aš esu Ernesta Skulskytė, tam tikros nišos, tai yra santykių mentorė, coacherė. Na, šitoje srityje aš esu ne tiek ir daug, bet jaučiuosi, lyg būčiau jau labai ilgai, nes viskas, kaip prasidėjo, tai labai stipriai. Tai realiai apie 2 metus dirbu būtent šioje srityje. Šiai dienai dirbu su vyrais, su moterim, su porom, paskaitos, renginiai ir taip toliau, viskas pilnu pajėgumu. Tai va, tai mano atveju, tai vat galės žmonės iš tikrųjų ir išgirsti, kurie klausys ir atsirinkti dalykų savo. Aš esu būtent už tai, nes esu produktas nišos pasirinkimo coacheris, tai va. Tai gal tu galėtum ir pradėti trumpai papasakot tą istoriją, ne? Kaip atsitiko, nes girdėjau, kad pirmiau atsirado niša, tada atsirado coachingas, ne? Tai gal gali trumpai papasakot apie savo kelią?
Taip, tikrai taip. Aš iš tikrųjų dirbau samdomam darbe, dirbau pardavimuose 10 metų ir man puikiai sekėsi ir man nebuvo nei minčių kažkur keliauti iš ten. Bet, toks dalykas kaip asmeninės patirtis būtent santykių srityje įvyko mano gyvenime. Ir natūraliai pas mane pradėjo pagalbos kreiptis moteris tam tikrų metų, maždaug prieš porą metų. Tai vat čia ir prasidėjo tas dalykas, kad aš pradedu su jom susitikti, jos ar galim susitikti, po to jau nepažįstamos moteris man ten rašo, aš ten 6 valandą su viena, 7 valandą su kita iš serijos, taip. Ir po to galvoju, kažką reikia daryti, kaip visą tai apipavidalinti ir tada pradėjau domėtis ir atradau tokį dalyką kaip coachingas. Vat būtent apie tą santykį, apie santykius. Na ir iš tikrųjų man taip viskas idealiai sutapo, nes kai aš pradėjau studijuoti coachingą, aš lygiagrečiai jau ir dirbau ir su to moterim. Ir turėjau jau tą bagažą realiai koja kojon eiti. Tai aš labai aiškiai žinojau savo tą sritį, bet iš karto galbūt užbėgsiu už akių ir pasakysiu, kad išskirtinumas šitoje vietoje yra tas, kad aš pati perėjau savo patirtis. Taip, aš žinau ir mes mokėmės ir coachingė ir čia nepaneigs ne vienas coachas ar ne, kad nebūtina turėti būtent tos srities ir patirčių savo asmeninių. Bet šiuo atveju aš matau labai daug pliusų, nes srities pasirinkimas yra viena, bet kas vyksta toliau, kaip reikia save parduoti ar ne, nes yra begalybė, mes esam kaip lašelis vandenyne ir po to pozicionavimo ir taip toliau, tai mano atveju turėjo labai didelės ir turi naudos. Tai va. Tai tu iš karto žinojai, kokioj srity tu dirbsi ir coachingas buvo tam, kad tau realiai padėtų toj srity dirbti. Aš net atėjau negalvodama dirbti, man buvo faina, tai mano tokia kaip aistra, čia buvo mano laisvalaikis realiai. Aš be jokio įsivaizdavimo, kad aš ten galėčiau dar ten dirbti, ne apie tai. Man reikėjo kažką daryti su tom materialiam, nes aš ten sėdžiu 3 valandas, aš laiko valdyti nemoku, gal ir pinigus reikėtų pradėti imti, ar kaip čia. Ir va taip ir prasidėjo. Tai tu į coachingą nuėjai, kad tavo nišai tau padėtų susitvarkyti tam tikrus reikalus, ne? Kuri buvo kaip hobis iš pradžių, o dabar tapo, kaip suprantu, jau pagrindinė veikla. Taip, aš pati perėjau savo ten tos etapus, kai reikėjo pereiti, kaip reikėjo, atėjau tą momentą, kai buvo samdomas darbas ar ne, ir šita veikla. Ir man pradėjo kirstis energijos, nes aš noriu čia daryti, o man reikia ateiti ryte į tą darbą. Ir aš jau nebenoriu nieko daryti. Noriu ten daryti, o ten negaliu. Ir toksai gavosi, arba aš jau čia peržegnoju ir einu pasižiūrėti, kas vyks čia, kai atiduodi savo visą energiją, būtent tai sričiai, tai teko prasikaučinti metus laiko pačiai ir toliau tą darau sėkmingai ir savo asmeniškai žinoma. Ir viskas, ir padariau sprendimą ir išėjau būtent dirbti su tuo. Ok, super. Neringa, gal tu galėtum mums trumpai papasakoti, labai trumpai, šiek tiek teorijos, ne? Kas yra ta niša ir kuo jinai skiriasi nuo tikslinio to kliento pasirinkimo. Nes, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš pasirinkau, kad aš dirbu su moterim, ne, kad jų ten amžius toks ir toks, jų ten šeiminė padėtis tokia ir tokia, pajamos tokios ir tokios, ar aš jau pasirinkau nišą, ar čia yra niša ar ne? Ta prasme, ar gali tiesiog mums paaiškinti, kas yra ta niša trumpai ir kuo jinai skiriasi nuo tikslinio kliento avataro? Labai įdomiai čia uždavė tą klausimą. Aš gal iš marketingo teorijos pusės atsakysiu taip, kad mes marketingė žinom, kad labai svarbu yra apsibrėžti tą tikslinę auditoriją savo nišoje, nes negali būti tas produktas, kuris tinka viskam. Kadangi mentoriauju vaikų kuriamuose versluose ir tenai yra visos mokyklos dalyvauja tokia projekte, kur vaikai kuria verslus. Ir dažnai ateina vaikai ir sako, kas tavo tikslinė auditorija? Oi, tai visi, o kuria, pavyzdžiui, kokias nors žvakes. Visi čia gali pirkti šitas rankų darbo žvakes, bet iš tikrųjų ne visi. Nes pirks tas, kuriam reikia papuošti interjerą arba kuriam reikia jaukumo ir taip toliau. Tai apsibrėžti savo tikslinę auditoriją yra labai svarbu, bet pirmiausia, klausimas kyla nuo to, kas aš esu ir kokią vertę kuriu. Nes kad ir kur mes eisim, kad ir su kuo bendrausim, mes nepasikeisim to, ką patys kūrėme ir kokią vertę galime. Atsiprašau, mano
augintinis. Nu, kaip suprantu, šuo, ne vaikas. Šuo. Ne. Jo, tai aš truputėlį padarysiu pauzę, duosiu pasisakyti kitom ir pasirūpinsiu ją. Okay. Tai aš kaip suprantu, jeigu ką Neringa pataisyk paskui grįžusi, tai niša yra toks kaip srities pasirinkimas platesnis, o tikslinio kliento jau yra jos kaip konkretus susisiaurinimas, kam skirtas arba produktas, arba galbūt konkreti reklama. Nes gali būti taip, kad kai kurie žmonės turi toj pačioj nišai, pavyzdžiui, 2, 3, 4 tikslinis klientus ir, pavyzdžiui, tarkim, Ernestos atveju, jinai gali reklamuoti savo ten paslaugas moteriam, žmonom, ne, kad jos atsivestų, sakykime, ir vyrą, gali reklamuoti vyram, kad jie ateitų su žmona arba vieni, gali pora jau net nėra tikslinis klientas, tai bus arba vyras, arba moteris ir kažkuris ateis arba vienas, arba atsives antrąją pusę. Tai ar teisingai suprantu, kad niša tiesiog yra, tokia kaip bendrinė sritis, kurią tu pasirenki, kuri jau yra gabaliukas viso to pyrago ir tom gabaliukė dar tu specifiškai pasirenki žmogų, kuriam tu kalbi apie savo paslaugas, kad jis konkrečiai ateitų. Nes vėlgi, kaip pora nėra tikslinis klientas, nes yra 2 žmonės. Tai vis arba vienas, arba kitas. Ar teisingai, Neringa, suprantu? Visiškai teisingai viską pati ir papasakojai. Ok. Tai aš dar noriu trumpai pasidalinti savo patirtimi. Aš kai baigiau coachingo kursus, aš iš karto žinojau, kad aš dirbsiu tik su moteriam. Ir mano iš karto coachingas moteriams pavadinimas jisai atsirado nuo 1 dienos. Šiaip jis atsirado kaip laikinas pavadinimas, nes geresnio nesugalvojau. Tai tas laikinas tęsis jau 8 metus ir dar nesugalvojau kito, kuris man labai patiktų. Bet aš susilaukiau gana daug klausimų ir priekaištų iš kitų coacherių apie tai, kodėl aš būtent coachingas moteriam. Dabar gal jau nėra tai taip keista, bet tai, prieš 8, tais laikais, net taip skamba tais laikais, ne? Bet prieš kelis metus tai atrodė daugam labai keista, ne? Sakydavo, kuo skiriasi coachingas vyrams nuo coachingo moteriams. Kodėl tu save riboji ir tik tai su moteriam dirbi? Kas čia per nesąmonė? Žodžiu, tokio tipo klausimai. Ir man iš pradžių tai ir buvo niša tiesiog. Susisiaurinimas, kad pusę žmonių atmeti, pusę, vieną lytį atmeti, su kita dirbi. Aš turėjau tam savų priežasčių. Bet man taip tiesiog buvo patogiau. Ir aš sakydavau, kad coachingas tas pats, aš tiesiog pasirenku nišą kaip, auditoriją savo. Dabar per tiek laiko aš jau suprantu net ir skirtumus. Jau aš dirbčiau skirtingai su vyru, negu kad dirbu su moterim. Ir coachingas moterim man jau skiriasi, ne 100%, bet yra tam tikri niuansai, kurie skiriasi nuo coachingo vyrams. Bet labiausiai turbūt skiriasi komunikacija. Kam tu kalbi apie tai. Tai kaip tu, Ernesta, pati galėtum iš savo praktikos pasakyti, kaip tau atrodo, kam reikalinga ta niša ir ką jinai tau davė? Ar jinai turėjo įtakos tam, kad tu labai greitai tą sėkmę pajauti ir išsukai savo verslą, ar ne? Ir kaip būtų, galim hipotetiškai paspėlioti, ne? Kaip būtų, jeigu tu vis tik tai būtum su visais dirbusi ir ne tik santykių temų. Kaip tau atrodo? Tai visų pirma, man tas pasirinkimas nišos arba tikslinio kliento labai aiškiai, ta prasme, aš dirbau labai rimtai šituo klausimu ir pradžioje susidėlioti savo avatarus, ar ne? Bet esmė yra, kokį skausmą tu išspręsi. Ir žmonės gali eiti pas vieną coachą, antrą, trečią ar pirkti, kaip sakant, tą patį produktą visur. Jie nori emocijos, jie nori, kad tave suprato. Suprato tave, čia man reikia eiti. Aš būtent esu pagavus ir žinau, kaip tai padaryti. Ir aš tai einu per savo patirtis, per klientų. Kitaip sakant, tas nišos pasirinkimas konkretus ir to tikslinio kliento žaibišku greičiu priartina prie to kliento. Nes visi nori, ta prasme, mes esame emocinės būtybės.
Ir mes norime, kad mūsų suprastų, mes norime gauti to emocinio ryšio ir kad mūsų išspręstų problemą. Tai jeigu klausimas yra apie kaip pavyzdys, net ir komunikuojant, tai labai reikia aiškiai žinoti, kam tu skiri šitą žinutę. Aš realiai kalbėdama ar istoriją, ar kažkur kalbėdama, aš labai aiškiai matau žmogų, kuriam aš kalbu, ir būtinai keli parašys sakys, tu tikrai kalbi apie tai, kokia yra mano istorija. Tai aš tai laikausi, nes kitu atveju, jeigu aš neturėčiau nišos apie ką, čia toks kaip visų galų meistras apie nieką. Aš, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, ar ne, ten koks nors bendros ryties, sakys, sprendžiu jūsų gyvenimo kokius nors iškilusius sunkumus. Aš sakysiu, jeigu tave išdavė vyras, vadinasi, paieškosim, kur yra priežastis. Nors realiai ta pati problema, bet čia jau yra niša su tiksliniu, kaip sakant, klientu. Tai viskas. Ir tada jau pjaustom įvairiais pjūviais. Ok, ačiū labai. Neringa, kažką norėjai pridurti? Taip, norėjau pridurti, priminė Ernesta, iš tikrųjų, kai dirbu su verslais ir darom strateginę sesiją, marketingo komunikacijos, tai darau tokį pratimą, kur mes apsibrėžiam tikslinį klientą, bet ne taip, kad nuo tiek iki tiek vyrai, moteris ten, mes apsibrėžiam taip tiksliai, kad sugalvojam vardą, sugalvojam pavardę, surandam kokią nors nuotrauką arba ten dirbtinį intelektą pasitelkiam ir tada mes susibraižom tuos klientus taip tiksliai, žinom, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena, kokios ten yra problemos, kokios yra svajonės. Ir tada, kai kūrėm komunikaciją arba per kažkokius kanalus norim pasiekti su reklama, mes net užsilipinam ant sienos ir žiūrim o tai Asta supras šitą mūsų žinutę, o tai Petrui, šito reikia, ar jisai turi tą problemą ar ne. Nes mes galvoti labai plačiai apie visus, yra praktiškai neįmanoma. Bet galvoti apie konkretų žmogų, sužmogintą tą paveikslą tikslinės auditorijos, mums padės pasiekti greičiau, tiksliau, kad jisai atpažintų, kad taip, čia su manim kalba, išdavė vyras, labai geras buvo pavyzdys. Tai niša, ne niša, bet tą tikslinį savo klientą žinoti, pagal save, su kuo aš randu bendrą kalbą, yra labai svarbu. Ir jeigu dabar nežinote, tai anksčiau ar vėliau jūs atrasite tą atsakymą, nes tiesiog neįmanoma, ypač kai mes save pardavinėjam, savo laiką, neįmanoma tikti visiems ir susikalbėti su visais. Tai man dabar tokia mintis kilo, kad tikslinis klientas yra, tarkim, pavyzdžiui, aš esu tikslinis klientas, kaip pavyzdys, ne? Ten Jurga, žodžiu, metų tiek, vardas toks, pavardė tokia, užsiema to ir to, ne? O niša turbūt labiau yra, kokią problemą sprendi. Nes aš, pavyzdžiui, ten, tarkim, domiuosi labai daug kuo, ne? Problemų, sakykime, teoriškai galiu turėti kiekvienoje srityje, ten, pavyzdžiui, ir santykiuose, ir finansuose, ir su automobiliu, ir veikloje, ir taip toliau. Tai niša realiai yra, tai ta prasme, klientas yra konkreti persona, žmogus, o niša yra ta sritis, kurioje mes sprendžiam tam tikrą problemą. Man jie susijungia kažkaip ir susidėlioja. O dabar prisiminiau ir net juokas paėmė viduje, kaip coacherių mėgstamiausias frazės, ne? Ten, pavyzdžiui, būk savo paties geriausia versija. Vienas sakinys tinka visi, aš padedu būti geriausia versija. Aš padedu kurti laimingą gyvenimą, ne? Aš padedu, nes taip ir yra, kai tu baigi gyvenimo coachingą, tu jautiesi, kad tu gali bet kam su bet kuo padėti, žinai. Tai taip kažkaip ir skamba ta komunikacija. Tai, kaip suprantu, nauda būtent coachingė iš esmės yra ta, kad tas klientas, jisai greičiau atpažįstas, atstumas tarp coacherio ir klientas staigiai sumažėja, kai yra niša ir yra tikslinis klientas ir jis atpažįsta, kad čia jam yra skirta paslauga, kad man to reikia, nes daiktą kažkaip atpažinti atrodo lengviau, tu kaip ir gali pasimatuoti, pasižiūrėti, ne, o coachingo realiai, tai sunkiau apčiuopti. Tai tarkim, bet ar tu dirbi tik su to moterim, kurias išdavė vyras, ar pas tave yra daugiau, nes reiškia kiekvienam tu dar turi atskirą
tą pain pointą, nes skausmą, kuris dar yra nišos susiaurinimas. Tai reiškia, tu turi vienoje nišoje daug nišelių, jeigu taip Mane yra galima daug būtų sakyti. avatariukų, tūkstančiai avatarų. Tai čia Mm. yra ir tai pradėkim nuo to, kad dar yra ne vien tik vyrai, nu, ne vien moteris, bet ir vyrai. Tai yra vieniši, ar ne? Ar tie, kurie ką tik išsiskyrė, ar kurie nesuranda santykių, nepavyksta, arba pradėjo santykius, neina. Tiek jauni, tiek prabuvę ten 15, 20, 30 metų, tiek besiskiriantis, tiek išsiskyrę, tiek, nu, ta prasme, ir kiekvienai tai nišai. Tai yra kiekvienam tam, ne, avatarui yra atitinkama komunikacija, kaip jį pasikviesti pas save. O kaip tu Bet aš nepasimeti? labai aiškiai žinau. Oi, labai aš gerai nardau. Man gerai. Bet žiūrėkit, kur yra esmė. Aš einu flow, pas mane yra viskas per mane. Čia šiek tiek kitaip. Aš vat kaip sakau, aš išėjau čia ne dėl ten verslo pinigų. Aš sakau, aš dirbau, man buvo gerai. Aš išėjau, nes čia mano kaifas. Aš atradau savo misiją. Aš išėjau ne dėl pinigų. Pas mane, va čia, mano gyvenimas jau toks yra, kad pas mane viskas eina per santykius. Aš realiai, kas pas mane vyksta, pas mane ir tokie klientai ateina, pas čia mano ir žinios, kur aš tobulinosi, ir pas mane yra viskas flow. Aš negaliu susidaryti strategijos 30 dienų į priekį komunikacijos plano, nes man tai bus feikas. Aš tai bandžiau daryti, aš šį rytą kuom kvepuoju, kas man šovė, gal žinutę parašė, kažkas padėkojo, aš iš to ir varau komunikaciją. Ir kai yra energija, žmonės tą jaučia ir ateina tie, kurie turi ateiti. Ir dėl to nedėlioju tų avatarų. Aš žinau ir kas ir kas turės, tas ateis. Ok, tai kaip tu, pažiūrėt, gavai ryte žinutę, tau atėjo mintis, ką parašyti postą. Ar tu galvoji, kuris čia bus Petras? Ne, aš negalvoju, kuris. Aš kalbu, nu, kaip pasakyti, va čia ir yra, aš esu. Intuityviai, ne? Absoliučiai. Ir žmonės rašo, Ernesta, nu, va, ką aš noriu pasakyti, aš kalbu iš širdies per emociją, pajaučia žmonės tai. Taip yra tam tikra disciplina, jinai yra būtina. Čia yra ta kita medalio pusė, ar ne? Nes tu čia gali būti flow, skraidyti, gal šiandien neturiu įkvėpimo ten kažką, bet palauk, yra algoritmai ir visa kita ir tu turi daryti pardavimus, ne, jeigu jau atėjai. Tai va čia yra ta kita medalio pusė, kur tu turi turėti labai aiškiai discipliną ir tikrai yra momentų, kur tu turi lipti per save, bet tu turi tai padaryti. Bet kitą kartą aš ir sakau, jeigu aš nejaučiu, kad nenoriu, aš taip ir komunikuoju, kad yra tokių momentų, kai mes nieko nenorim ir tai atsiliepia ir mūsų santykiai mane ir kiti jo. Nu, suprantat, vat, iš tokio per save, aš viską leidžiu per savo filtrą. Ir man tai eina. Ok, ačiū labai. Neringa, kažką jaučiu jau. Aš jaučiu, tikrai. Jau jaučiu neringa, ne? Kadangi aš irgi dirbu su savo asmeniniu prekės ženklu ir dirbu su korporacijomis. Tai Ernesta yra asmeninis prekės ženklas. Ir jinai, nu, jinai vat save turi, save žino ir jos, nu, vat ta vertė išsikomunikuoja, kai jinai nieko nespaudė, tiesiog būna savimi. Kai aš dirbu su dideliais prekių ženklais, žmonėms Ernesta yra charizmatiška, jie iškart pajaučia. Prekės ženklas, simbolis kažkoks, raidės, neturi tos asociacijos. Tai ką mes darom marketingė su prekių ženklais, mes juos bandom sužmoginti, sukuriam jiem komunikacijos toną. Aišku, kad suplanuojam, nes tas pats prekės ženklas negyvena pats. Mes suplanuojam, ką komunikuosim, pasiliekam ten ir kažkokiam dalykam. Mes sukuriam jo charakteristikas. Yra tokia, nu, žodžiu, charakteristikų tokia formatas, kaip mes sužmoginam, ar jis yra nuotykių ieškotojas, ar išminčius ir panašiai, ir netgi nupiešiam. Tai su asmeniniais prekių ženklais yra pakankamai paprasta, tik tai coacheriam, aš įsivaizduoju, reikia atrasti save, nes pradžioj, kaip ir man, kai aš tik tai pradėjau dirbti ant savęs ir pasidariau tą laisvai samdomą marketingo specialistę, tai man buvo kiekvienas naujas klientas dovana. Kaip fainai, kad mane pasirinko, man būdavo kaip pripažinimas, kad aš ateinu teisingų kelių ir aš visus ėmiau. Visus, kurie tik tai pas mane ateina ir tuo sunkiuoju būdu atsirinkau, kad ne kiekvienas, kuris manęs nori, yra man tinkamas. Tai su vienais klientais užtrukdavo 0,5 metų,
nu, iki tikrai minusinių mėnesių, nes aš dirbdavau per daug, o jie jausdavosi, kad moka per daug. Nu, tiesiog nemečas, kol aš išsigryninau, kas aš iš tikrųjų esu ir kokią vertę galiu sukurti verslui. Dabar man užtenka perskaityti žinutę naujo kliento ir aš iš karto žinau, kad čia yra ne mano klientas, su visa pagarba. Tiesiog aš jau į susitikimą ateinu pasiūlydama, nes dažniausiai mane rekomenduoja, nu, svarbus man kanalai, tai aš turiu nueiti į susitikimą, bet pasiūlydama, ką daryti ir su kuo dirbti. Ir va taip, nu, gražiai išvažiuoju, nebegaiždama laiko, kur nėra man mečas. Tai va mes surasim tą mečą, būdamos flow toj pačioj būsenai. Nes aš pati irgi komunikuoju TikTok'e, LinkedIn'e, Instagram'e, Facebook'e jau mažiau. Ir be to flow, nu va to tokio, turiu energijos, dabar padarysiu viral video, nebus tų skaičių 10 tūkstantinių ir 100 tūkstantinių. Bet tam reikia energijos, o kai jos nėra, nu tu negali. Tai vat aš pardavinėdamas save, tiksliai galiu pasakyti per 5 metus coachingo, kad kai darydavau pertraukas ir nedirbdavau su savim, mano rezultatai finansiniai eidavo žemyn. Tai vat mes su savim tiek su ta energija turim dirbti, bet kaip ir Ernestas sako, vat yra algoritmai, yra kažkoks darbas. Tai pirmiausia dirbti su savim, suprasti, kokią vertę aš kuriu, kur man yra gera energija, kurie klientai mane įkvepia, išmokina kažkokių dalykų ir aš galiu važiuoti toliau, o kurie ne, klientai man tiesiog ištraukia energiją kaip juoduliai ir aš paskui turiu po susitikimo valandą atsigaudinėti. Tai va čia sunkiuoju būdu mes vis tiek atrasim tą klientą ir išsigryninsim savo nišą. Bet kas yra gerai, dabar jau pradėti apie tai galvoti tiem, kas dar to neturi. Okay, super, ačiū labai. Tai va dar vienas privalumas, ne, nišos ir to tikslinio kliento pasirinkimo yra didesnis įkvėpimas, energijos kiekis, geresni rezultatai. Ir irgi čia viena knygoj klausiau, kad yra tas Pareto dėsnis, ne, 20% klientų realiai atneša 80% mūsų pajamų, ne, 20% mūsų veiksmų atneša 80% rezultato. Tai kas būtų, jeigu mes tą 20% klientų, tų auksinių, tų fainų, kur mums meilės su jais dirbti ir jiems žiauriai fainas su mumis dirbti, mes iš jų padarytumėm 100% kliento, ne, o atsisakytumėm to 80%, kuris mums neduoda. Ir čia prisiminiau irgi vieną situaciją, kada su viena klientė kalbėjau ir pasakiau jai tokį posakį, kuris man labai įstrigo. Žodžiu, kai katinas nusprendė tapti liūtu, jis turėjo nustoti valgyti peles. Tai, nu, toks, gal labai toks mandras posakis, bet mes su jie kalbėjom, bet buhalterė ir jinai sako, aš noriu jau, jinai turi patirtį jau, dirbus tarptautiniai kompanijai, dirba ant savęs daug metų. Ir ima dar tuos tokius žmonės, kuriem viskas per brangu, jie nori pigiai, čia ir dabar tos buhalterinės apskaitos, o svajoja dirbti su įmonėm didelėm. Tai aš sakau, nu tai kaip tu įsivaizduoji, tu dirbsi su įmonėm, jeigu tu neatsisakai va tų žmonių, kurie tau, tegu juos ima pradedantis, nu kuriem tinka, ne jie. Ir žodžiu, jinai man labai patiko sugrįžus tokių feedbackų, kada pas ją vėl atėjo žmogus, kuriam vakar jau reikėjo sutvarkyti buhalteriją ir už mažesnę negu savikainą, nes daugiau neturi pinigų ir negali mokėti. Ir jinai sako, žinai, sako, pabendravus su tokiu žmogum, aš po to negaliu normaliai bendrauti su dideliu klientu. Nes man viskas atrodo per brangu, viskas atrodo ne taip, sako, tarsi man išsikreipia vaizdas, kai aš pabūnu su tuo klientu, kuris ne mano, man išsikreipia vaizdas, savivertė nukrenta, viskas, žodžiu, pasikeičia ir aš nebegaliu normaliai ištarti kainos, bendrauti, pasiūlyti net sprendimų tam klientui, kuriam aš iš tikrųjų tinku. Tai aš irgi grįžtu prie to, kad kiekvienoje stadijoje, kiekvienam žmogui yra savas klientas. Tiek pigioj pradedančioje stadijoje, sakykime, tiek augant, tiek dar toliau, ta prasme, kiekvienoj kainai yra savas klientas, kiekvienoj nišai, kiekvienoj patirties stadijoje yra ir tai gali netgi keistis. Tarkim, Ernesta, pavyzdžiui, tu dirbi ten 2 metus, ne, dirbi ir tu gal po 4 metų dar su kažkokiu, gal tu tik tai su vadovais, ten, nežinau, dirbsi skyrybų atveju, nu kaip pavyzdys, čia tik improvizacija, ne?
Tai žodžiu, tai gali keistis dar po 10 metų, gal iš jūs sakysi, aš noriu su vienuoliais dirbti ir man čia atrodo geriausias pasirinkimas dvasingai sėdėti ant kalno ir nieko nedaryti. Nu, galbūt ir tai bus, negali žinoti niekada, kuris rutulioja. Tai normalu, kad tai keičiasi. Tai va, ir norėjau paklausti, Violeta, gal tu kažką nori pasakyti? Jo, noriu iš tikrųjų. Kaip sakiau, iš tikrųjų man daugiau klausimų kyla, negu kad aš nuomonių turiu. Tai vad, kol klausiau, iš tikrųjų jau pamiršau pirmus klausimus, kurie kyla, bet iš to, ką vat, mūsų viešnios kalba, abi tavo flow būsena, ne, tai tokia mintis kyla iš tikrųjų, nes abi minėjo, kad iš pradžių buvo daug klientų ir iš jų tada palaipsniui atsirenki, su kuo dirbi. Tai tame viskas yra tvarkoj, tai gal iš tikrųjų ne tiek specialistas suranda nišą, bet niša suranda specialistą. Ir klausimas kitas yra pradedantieji kaučiai. Kokia yra dabar situacija mano akim, yra kur problema. Jie norėtų dirbti, galbūt iš tikrųjų atsirinkti tą klientą, galėtų dirbti tikriausiai su bet kuo, bet pradedančiajam kaučiui apskritai sudėtinga surasti klientų, išsiskirti iš kitų specialistų. Ne tik tai kaučingo specialistų, yra labai daug aplinkui visokio plauko specialistų, kurie irgi siūlo spręsti panašias problemas, pokyčiai, tai emocijas paleisti, pakvėpuoti, jogą padaryti ir panašiai. Tai vat pradžia pati. Kaučingo specialistas baigė mokslus, gavo sertifikatą, pradeda dirbti. Ir vat čia aš bent jau asmeniškai tikrai išgirdau ne iš vieno žmogaus, kad tu būtinai turi pasirinkti nišą. Kaip aš galiu dėl ko man kilo tas pasipriešinimas, kaip aš galiu pasirinkti nišą, aš dar, ta prasme, aš patirties daug dar nesukaupiau. Tai vat, ką mūsų viešnios iš tikrųjų galėtų pakomentuoti, patarti, gal kažkokių iš savo patirties, bet pati pradžia, nuo ko pradėti? Aš gal pasidalinsiu savo patirtimi, pradžiai pakoreguosiu vieną sakinį, išgirdau, ką Violeta sakė, kad pradžioj buvo daug klientų, o paskui jų yra nedaug. Tai visada yra tiek pat užklausų, jeigu taip galima sakyti. O kuo tu sėkmingesnis, kuo labiau augi, jų tik daugėja. Ir čia ne pasakyti yra taip pat svarbu, o kartais net svarbiau negu taip. Nes tas, pasakyti taip, kai iš tikrųjų reikėtų sakyti ne, nugramzinai tokią duobę. Ir vat atpažinti dėl to yra labai naudinga ir vertinga pačiam žmogui. Tai aš truputėlį dar savo istoriją profesinę papasakosiu, kuri galbūt šiek tiek irgi koreliuos, vien dėl to, kad aš save pardavinėjau. Tai kai aš išėjau iš to startuolio ir pradėjau, dirbti laisvai samdomą, marketingistė. Reikia strategijos, darau strategiją, reikia dizaino, darau dizainą. Aš turiu tokią bėdą ir privalumą. Aš esu vadovė, kuri ir specialistus galiu pamokinti techninių dalykų. Tai čia ir pliusas, ir minusas tuo pačiu. Nes jeigu naujos programos yra, tai tik tai aš galiu su juom dirbti, nes nebijau ir darau. Tai toks ir techninis žmogus, ir strateginis. Tai viską aš darydavau ir vadinau, marketingistė. Paskui augu ir su bet kokiu klientu aš dirbu ir matau, kad aš neteinu vien tik tai vykdyti užduoties. Man ten reikia straipsnių, man ten dar reikia kažko. Aš konsultuoju, kad ne straipsnio tau reikia, ar ne social media posto. Tau reikia padidinti pardavimus, tau reikia pozicionuoti kitaip, atrasti kitokį klientą, praplėsti rinką. Tai niekada nereikia klientui to techninio dalyko. Jam reikia išspręsti kažkokią problemą, kurią galbūt nėra net kelias, ta techninė užduotis, kurios jisai prašo. Ir nenori, aš supratau, kad aš mąstau strategiškai ir kuriu strateginę vertę. Tada pradėjau kažkaip ten kitaip save vadinti, o paskui, kai išdrąsėjau su Jurgos kaučingo pagalba, susikūriau savo pavadinimą.
laisvai samdoma marketingo vadovė. Freelance Chief Marketing Officer. Ir taip svajojau visada vadintis, ten startuolė vadinausi CMO, ir pasivadinau. Pasižiūrėjau LinkedIn, gal ten 5 žmonės per visą pasaulį, kokias pareigas turėjo. Ir iš tikrųjų kiekvienam klientui aš tą ir teikiu. Tai pradėjau apie tai komunikuoti, pasikvietė į radijo laidą ir vat atsirado toks fenomenas. Ir kiek kartą per mėnesį kokie nors jau profesionalūs marketingistai mane kviečiasi kavos, papasakok, tai kaip čia tas vat laisvai samdomo vadovo darbas, kaip viskas vyksta. Ir dabar, kai aš esu Lietuvos marketingo asociacijos valdyboje ir mes turim susitikimus, tikrai jau su strateginiais žmonėm, kur man labai įdomu netgi labiau klausyti, negu pasakot pačiai. Bet mano tokia, nežinau, egzotinė pozicija visiems įdomu. Tai kaip čia tas darbas? Tai sako, papasakok, tai tu sakai atsirenki klientus, tai pagal ką tu juos atsirenki? Ir aš tada sėdžiu, žinot, kaip ta tokia akimirka, kur tu mastai, bet ne per ilgai ir galvoju, kaip man jiem paaiškinti, kad pagal jausmą, pagal, ar susikalbu su vadovu ar ne, ar vadovas į mane kreipiasi, ar per sekretorę aš bendrauju, ar pirmas klausimas yra, kiek tu kainuoji, tada iš karto ne mano, nes aš visada būsiu per brangi, nes mes kalbam apie vertę, o ne apie kiek čia dabar tu kainuoji. Ir va tokius dalykus, kur aš galvoju, kažkaip, tu pajauti, ar jis turi problemą, ar tau tiesiog duoda, kad tu ieškotum sprendimo, ir jis ateina su techniniais dalykais. Labai tokie subtilūs tie momentai. Ir man atrodo, kad kiekviena mes pirmiausia turėtumėm ieškoti savo stiprybės ir būti savimi tuose kanaluose, kur mes einam. Ar mes einam į kažkokį moterų, ar ten kažkokį verslo klubą, ar mes einam į socialinės medijos kanalus, savo išskirtinumą, savo ieškoti tą esybę ir stiprybę, kalbėti apie tai, ką aš tikrai žinau ir ką galiu padėti. Ir tada truputėlį ir atsiranda, kad ta niša atranda save, su kiekvienu klientu tu dar geriau save supranti, pažįsti ir augi kaip profesionalas. Tai kaip aš girdžiu, jau prieš tai iš tikrųjų tokia mintis atėjo ir dabar tavęs Neringa klausant lygiai taip pat. Čia tas savęs pateikimas, savo patirties pateikimas, to jausmo sukėlimas, pritraukimas, ar tai nėra labiau asmeninis prekės ženklas ir jo demonstravimas? Tai vis tik, kiek aš suprantu, yra pirmiausia susikurti savo asmeninį prekės ženklą, šitaip pritraukti klientus ir tada jau niša tave galbūt susiras. Tas galbūt čia toks kliausteliuose. Tai iš tikrųjų dar aš negavau atsakymo, ar tikrai verta tą nišą rinktis. Gal ir Nesta komentuos, kad ne. Jo, Violetos klausimas, ar ne, įsivaizduokim, daug tų kaučių, baigia mokslus, kaip tą pasirinkti nišą, jeigu aš dar neišbandžiau ir pas mane dar neatėjo, tai aišku, bet kuriuo atveju ta pati pradžia turėtų būti eiti ir daryti bet ką ir kažkaip atsirinkti, bet ką aš supratau, ir čia tą patį ir Neringa, aišku, paminėjo, įsivaizduokim, tai yra lašiukai vandenyne, masė, kuom tu būsi kitoks. Bet tavo asmenybė, kuom tu būsi kitoks negu tie kiti kaučeriai. Ką? Ir čia nebūtinai reikia išsirinkti nišą, tu gali būti kitoks, nes tu ką? Ar kažkokius yra, čia reikia tos kūrybos, nes, tikrai yra daug, kurie bando komunikuoti ir, tikrai, ir atrodo, visi daugmaž per tą patį, ar ne, kaip čia Jurga ir sakė, ir tas frazes, ten tas stebuklingas, ar ne, kaip ten padėsiu kažką, jau nebekabina, ar ne, pagalvoti, kas bus tavo ta razinka tavo. Ir nesvarbu, kokioje tu nišoje būsi. Ir čia galbūt ne nišoje esmė, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, jeigu aš dabar pasirinkčiau, aš galiu puikiai eiti ir į savirealizacijos nišą. Taip kaip aš išėjau iš samdomo darbo į šitą, aš labai puikiai galiu kaučinti ir šičia, bet, gal kada nors aš ir čia pasirinksiu. Bet ne tame esmė. Esmė yra, kuom tu skirsies nuo kitų. Pastatyti save į eilę su visais kolegomis ir pagalvoti, kodėl pas tave turi ateiti, o ne pas kitą. Kai šitą
išsigryninsi, o tada dzin tą nišą, vat jinai ateis savaime, tu pajausi, kas tave vaibina. Nu nežinau, aš taip, ne nuo nišos pradėti reikia, nuo savęs, atsistoti veidrodį ir pasižiūrėti. Taip, Ačiū, labai, labai stipri frazė. Pradedam ne nuo nišos. Iš tikrųjų, tai visi tie specialistai, kurie pirmiausia patarėt pradėti nuo nišos, ačiū jum, aš renkuosi kitą kelią. Aš labai Ok. gerai atsimenu, kai prieš 3,5 metų, vat, kai aš jau ir pradėjau tą savo profesinį kelią, mes susėdom su Jurga ir susidėliojom va, tą savo asmeninį prekės ženklą. Ir ten buvo vienas sakinys, kaip tu turi save pristatyti. Tai buvo pati sudėtingiausia užduotis. Nu kaip aš čia galiu, tiek patirties, aš čia tokia, nu kaip aš čia galiu taip į vieną sakinį imti ir save sudėliot. Paskui apsisuki, ne, nieko, aš neturiu ką pasakyti tam sakinį. Nu žodžiu, tai vat, jeigu vieną užduotį išsinešti klausytojams, tai rekomenduočiau, pradedant nuo savęs, susidėlioti, tai vat, kas aš esu kaip kaučerė. Kas yra apie mane, kad truputėlį galėtų pažinti. Ir tas sakinys nebūtinai reiškia, kad jisai 3 metus bus toks pat. Jisai keisis. Nes ir mes pačios, kas dabar esam pačioj pradžioj, tai nebūtinai esam po to, kai turėsim 10 klientų. Bet tai yra, kas ir neturėtų labai keistis. Iš esmės, jeigu ateina pas tave vienas klientas, tai aš jam ten visiškai kitokia esu. Jeigu ateina kitas klientas, vėl kažkokia visiškai kitokia. Tas sakinys turėtų būtent būti apie jus, galbūt apie tai, kuo aš tikiu, kas aš esu, ko aš siekiu, kokia mano misija ir taip toliau. Tų formatų yra labai įvairių, bet tai ir yra ta pradžia ir viso ko esmė, asmeninis prekės ženklas. Tai aš norėčiau irgi šiek tiek apibendrinti, kad girdžiu, kad misija yra svarbu, nes misija iš esmės, ką aš noriu duoti. Tai vad kas aš esu ir ką aš galiu duoti, ne? Ir ką mes išskyrėm jau, ką duoda niša, tai vienas dalykas susikalbėjimas tarp manęs ir kliento, antras dalykas yra malonumas dirbti ir tas energijos kiekis, ne, ir tas gal net ir finansų kiekis, nes tikslinis klientas jis turi tam tikras galbūt tau tinkamas pajamas, bet dar vienas dalykas yra, kad aš ne visiems galiu padėti. Ir yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie galbūt mane trigerina kažkuom, tai aš gal negaliu su jais dirbti, ne? Arba, pavyzdžiui, yra žmonės, kuriuos aš trigerinu ir jie negali su manim dirbti ir aš negaliu jam padėti, ne? Galbūt yra temos, kur aš negaliu, nesugalvoju klausimo, negaliu padėti. Ir yra temos, kur labai kaip sviestų patepta eina. Tai vat man tas labai įsigryninimas savo misijos ir savo stiprybių, man atrodo, jau jisai dalį nišos, kaip ir apibendrina. Iš kitos pusės kaučeriam kyla tokios baimės. Tarsi, jeigu aš pasirinksiu dirbti, pavyzdžiui, ten su Asta, kaip Neringa sakė, ne, tai aš prarasiu ir Živilę, ir Dovilę, ir Petrą, ir Skaistę, ir visas kitas. Tokia baimė tarsi, kad aš pasirenku nišą, aš kažko atsisakau, aš kažką prarasiu, o negausiu iš to. Tai kaip paaiškintumėt paprastam tam žmogui, kuris dar nežino savo išskirtinumų, baigė coachingo kursus, patinka coachinti, patinka padėti žmonėm, patinka dirbti su jais, ne? Kaip pasakyti, kad tu neprarasi nieko, jeigu tu susisiaurinsi auditoriją, o tu tik tai gausi ir kodėl tu gausi daugiau iš to? Aš gal pasidalinsiu truputėlį, dirbant su savo asmeniniu prekės ženklu, skirtingose platformose aš labai skirtingas temas liečiu. Ir kadangi, turbūt dažniausias kanalas, spėju, kaučerių yra irgi jų socialinė medija, tai čia yra labai daug turinio vienetų, kur tu nežinai, kuris pasieks kokią auditoriją. Tai mano klientai yra, pavyzdžiui, durų fabrikas, privati mokykla, logistikos kompanija, verslo patalpų nuoma, buvo ir medicina. Ir, žodžiu, tai
kokia čia ta mano niša. Bet aš visur dirbu tiesiogiai su vadovu ir sprendžiu jo problemą. Aš pati savo keliu užduotis, pati savo susidėlioju planą, pati komandą susistiguoju, jų plus išorinę valdau ir atsiskaitau. Tai man tiesiog duoda vieną sakinį ir aš viską padarau. Tai Bet tavo... Galiu kartais- pasitikinti. taip, Tai tavo niša nėra, kokios srity dirba klientas, tavo niša yra, koks tas klientas iš esmės yra. nu, jeigu nišą įvardint, mano niša yra marketingas ir komunikacija. Bet man tuo pačiu tai yra taip platu, kad aš einu pas klientą sprendžiant problemas į HR temas, į daug visokių skirtingų kainodaros temas. Labai labai įvairiai. Tai už tai mano niša yra, Chief Marketing Officer. Žinai, tai yra vadovo lygmens profesionalas. Bet ką norėjau pasakyti apie tą komunikaciją, kad tu kažką pradėsi kalbėti apie nišą ir prarasi. Tai anaip tol, tu gali iššauti, nežinant, pavyzdžiui. Pasidarė man įdomu dirbti su asmeniniais prekės ženklais, aš pakomunikavau LinkedIn'e apie tai, kaip susitvarkyti LinkedIn profilį. Gavau 3 klientus. 3 klientus. Pamačiau, kad labai fainai gavau, bet daug darbo su jais. Paskui ten testinė konsultacija nemokama, žodžiu, užsiveliu, nebenoriu, viskas. Toliau komunikuoju apie savo rezultatus, viskas atsiranda. Instagrame man labai įdomi buvo co-parenting tema. Aš kažkada labai norėjau, kad ten mane pakviestų telikai, ten aš noriu pasakoti apie tai, kaip mes auginam vaikus 2 namuose po 2 savaitės ir aš su pamote puikiai vieną kitą palaikom, žodžiu, ir auginam tos vaikus. Galvoju, ko aš čia laukiu tų žinių, kaip sakant, einu į social media. Tai Instagrame pas mane, žodžiu, išaugo ta tema apie co-parenting. Viskas, tai aš tenai tą temą. Tik tokia pas mane yra kažkokios visai kitokios temos. Yra 3 kanalai, kur aš visiškai kitokia. Ir visur atsiranda kažkokios galimybės, jeigu to ieškai. Tai savęs ieškoti nebūtinai tau uždės kažkokį antspaudą ir tu jau viskas, jau tapsi kažkokio vieno pausto ten srities tik tai savininkė. Tai yra labai daug galimybių ir aš siūlyčiau, kaip ir Ernestas sakė, testuoti, bandyti ir daryti, nors ir bet ką, jeigu širdis jaučia. Arba tai bus labai geras šuolis, arba tai bus labai gera pamoka. Ačiū labai. Ernesta, ką tu patartum tom moterim, kuriuom taip intuityviai nesigauna pasirinkti nišą? Tiesiog, tavo niša iškart buvo, ne? Neringa pasidalino savo keliu ir savo suvokimu, bet ką tu patartum tom, kuriuom nelimpa, pavyzdžiui, jom įdomu ir santykiai, ir savirealizacija, ir darbo ten karjeros, sakykime, klausimai, ir vaikų auklėjimo temos. Ką tu jom patartum daryti? Manau, kad nebus vienodai visose srityse taip pat. Jeigu čia mes kalbam apie visiškai tuos pradedančiuosius, tai tada eiti ir bandyti save visose, kažkur bus kabliukas. Vienareikšmiškai kažkur bus ir galbūt daugiau žiūrėti ir tą, nežinau, aš vis kišu tą per savo patirtį, bet kažkas turi surezonuoti, nes tu vis tiek turėsi komunikuoti po to ten N laiko metų vis tiek kažką ir iš savo patirties. Kažkokia sritis vis tiek užkabins. Eiti ir daryti. Bet aš labai noriu pasidalinti vis tiek į klausimą, kurį atsakė ir Neringa, nes man labai surezonavo apie tai, kad baimė prarasti net tos klientus. Jūs net neįsivaizduojate, kiek mane nufollowina kiekvieną dieną. Masiškai. Aš jau 100 metų nebepergyvenu, galvoju, goodbye. Nes žinot, jeigu žiūrime į tą nišą iš kito pjūvio, kas yra mano tikslinis klientas, tas, kuris nori keistis pats. Ir aš labai trigerinu moteris, kurios užsitrigerina, nes nori visą laiką, pavyzdžiui, kaltinti vyrus, kaip pavyzdys. Ir aš tikrai turėjau ne vieną moterį, kur mes atsisveikinom po 15 minučių. Nes aš tikrai nedirbu su kito žmogaus pakeitimu. Jeigu ateina žmogus, mes žiūrime, kur jo indėlis. Sako, ne, aš tai tobula, mums reikia keisti šitą. Viso gero, čia yra ne mano tikslinis klientas, ar ne? Ir tų nufollovinimų, tų žmonių, aš turiu tikrai daug, bet tai yra šaunu. Nes ne ant tų followerių masės, ant to kiekio, ar ne, viskas laikosi, bet geriau ateina tie grynuoliai, kurie tikrai norės dirbti su savimi. Ir čia, kad kažkas atkris, ir valio. Už tada ateis tie tikrieji, kurie ir norės būti su tavimi. Tai čia šitoje vietoje nereikia šito bijoti. O čia tai tiesiog, aš dar ką patarsiu tiems bijantiems.
jūs mažiau, ta prasme, su tom žiniom, kurias turite šiandieną, nes dar galvoju, dar reikia tą pabaigti, nu jau pradėsiu ten dirbti tada, kai dar kažką dabaigsiu, čia reikia patiem mane padirbti su savo tą vertę, su tom žiniom, kuriuom tu turi šiandieną, eik ir daryk. Aš irgi ėjau, prisimenu, 3 valandas sėdėjau, už 20 eurų padėjau ir galvoju, gerai, šitą patirtį atiturėjau, daugiau nebedarysiu šitos klaidos, bet reikėjo tai patirti, ne? Nemokamai ten atkaučinį. Tai jeigu nepasitikė, eik ir varyk per visas rytis, daryk 100 nemokamų sesijų. Taip atsikasi ir taip suvoksi, kuri ta tavo sritis. Nu, ta prasme, eiti ir daryti, mažiau klausinėti klausimų. Aš tokia suspirinti subinė, atsiprašau. Jeigu ateitų pas mane pasikaučinti, čia mano išskirtinumas, jau ateina tie, kurie, sakau, nori, kad išspardyčiau užpakalį. Jo, man reikia. Nu tai ir viskas. Tai tiek irgi neša, ne? Aš visada sakau, kad aš į užpakalį nespardau. O aš tai spardau ir nevilioju vatą ir spardau. Eik pas kažką kitą, aš nespardau. Va. Pasimurkdint savo sultise ir suprasti, žinai, kaip pačiai spirt savo užpakalį. Ir tai va, matai, ir to. Etapai. Taip, pas mane jau ateina tie, kurie jau, jeigu jau, aš taip ir komunikuoju, jeigu jau esi dugnė, tau jau šakis nebežinai, ką daryti, tai gali ateiti. Nu ir jie ir išeina, kaip sakant, su mėlynais užpakaliais ir po to dėkoja. Nu, Okay, super. Tai, žodžiu, tai čia netgi čia galėtų būti kaip ir, nišos niuansas, ne? Tarkim, aš dirbu labiau su to moterim, kurios nori pačios save motyvuoti ir atrasti vidinę stiprybę, tu labiau dirbi su tais, kuriems reikia paskatinimo iš išorės, ne? Ir to paskatinimo iš natūraliai viskas gaunas. Nu, nėra taip, kad čia tiesiog, vat, kiekvienas klientas tu jį pajauti, ar ne? Nu, kiekvienas turi tą ir mūsų tą empatiją, automatiškai tu jau pasijungi į jo. Jo, ir duodi tai, ko jam reikia. Tai aš juk neduodu jam, aš iš karto klausiu, ko tu nori iš manęs, ar ne, ką aš tau galiu duoti ir ko tu norėtum. Tai jeigu jisai ir sako, kad noriu spardymą, gaus spardymą, jeigu nori įžvalgų, jeigu nori atspindėjimo iš žodžių įvairių, ne? Tai vat tą ir duoti. Tai vat tai irgi gali būti tas nišos, ar ne, vat nebūtinai, kad ten vyrai, moteris ar santykiai. Tiesiog žmogus gal nori žiūrėti save ir jau yra tam tikroji stadijų gyvenime, ne? Taip. Ir kitas dalykas dar turbūt yra svarbu, kad vertybės sutaptų, nes tai irgi yra filtras, kuris filtruoja, ne, tą nišą. Ir dar norėjau tokį truputėlį provokuojantį klausimą užduoti. Tai aš kartais galvoju apie kaučerius, kad jie truputėlį kažko panašus yra į psichologus. Tai nėra tas pats, ne, bet yra panašus. Panašus to, kad irgi ten sprendžia emocinės, psichologinės gerovės, tam tikrus dalykus, tik tai skiriasi truputėlį būdas. Psichologai dauguma neturi nišos. Yra ten skirtingos psichologinės mokyklos, ten egzistencinė psichologija, tokia, ne? Bet dauguma klientų net nežino, kai jie eina pas psichologą, jie net nežino tiksliai, kokios mokyklos atstovas ir ko jos skiriasi. Lygiai kaip nežino dauguma turbūt nei kokius aš kursus baigusi kaučingo, nei kokius tu, nei kokius Violeta baigus, ne? Ir Neringa iš vis kaučingo kursų nebaigus, o kaučina normaliai, žinai, po tiek metų buvimo klientė, ne? Ir ką tai atsako, kad eina pas žmogų, pertraukiau. Taip, tai va, tai ką jūs čia pasakytumėt? Ir puikiai psichologai gyvena ir turi daug klientų, ne? Ir neturi tos nišos, visiems padeda su visom problemom, ne? Tiem, kurie ateina, sakykime, standartiniai, yra vaikų, tarsi yra skirtingi, porų vaikų ir taip toliau, bet jų yra mažuma. Dauguma yra universalūs psichologai. Tai kaip čia tada? Aš nemanau, kad visi psichologai gali padėti. Tai aš čia visiškai iš asmeninės patirties buvau pas labai blogą psichologę ir buvau pas labai gerą psichologę. Tai geroji psichologė man padėjo išsiskirti draugiškai, taip, kad mes galėtume 10 metų kartu auginti vaikus, tikrai su pagarba vienas kitam ir jokių asmeniškumų. O ją aš tada rekomendavau, nežinau, ten dar 3 žmonėm, būtent, kurie turėjo problemų su santykiais. Ir kai man buvo problema su vaiku, kuris po skyrybų užstrigo pykčio stadijai 1,5 metų ir aš nebesupratau, kas su juo vyksta, nes aš nieko nežinau apie tas stadijas, kad ir vaikai jas išgyvena, skambinu aš jai, sakau, reikia mano vaikui pas psichologą, nes, problemos. Tai aš nuvykau, sako, pradžiai pačios pasikalbėkim. Ir kaip Ernesta, keisti reikia mamą, o ne vaiką. Man tiesiog sudėliojo, kas vyk. Nors jinai pasakė, aš nesu vaikų psichologė, jeigu matysim, kad reikia, aš nukreipsiu
ten kažkur kitur, bet jinai man tiesiog paaiškino, kas vyksta ir ką man daryti. Tai man tiesiog pasaulis, o tai paėmė, persisuko ir mes ten tą pykčio stadiją pabaigėm ten per porą savaičių, kuri truko 1,5 metų. Tai natūraliai aš ją rekomenduoju vėlgi visiems, kurie turi skyrybas ir jeigu turi vaikų. Tai man atrodo, kad dirbant žmogui su žmogum, labai svarbu tas kažkoks susikalbėjimas ir tas vaibas, nes mes tiek atviraujam coachinge, psichologijoje, čia ne verslo kažkokie susitikimai, kur mes galim nuotoliu ten Exceliais pasidalinti, pastabas užrašyti ir viskas. Čia yra, tu tiesiog turi galėti nemeluoti savo prieš tą žmogų, kai tau gėda, nejauku ir kai tau reikia augti per tą skausmą kažkokį. Tai man atrodo, tas žmogaus su žmogum susikalbėjimas kitą kartą yra daug svarbesnis negu niša ir jis gali būti toks truputį iš tavo nišos zonas, bet ateis kažkaip žmogus pas tave, nes klausys Ernestos, klausys ir galvos, jinai supranta ir man yra verslo kažkokie dalykai ir aš pas ją tiesiog ir ateisiu. A jūs galvojat, kai eina pas žmogų, labai žiūri, yra tokių, kurie žiūri, ką čia baigia, kur čia ką, bet eina pas konkretų žmogų, kuris sprendžia tam tikras problemas, yra ekspertas, ten gilina žinias, apie tai komunikuoja, tu jo pasitikė ir yra jo, kaip pasakyti, nes kaip Jurga klausė, ar ne, čia vieni, ir coachina, ir ten nebaigia, ir ten psichologai turi, aš ir galvoju, kaip ir Neringa sako, eina konkrečiai pas tą žmogų, kuris sugeba parduoti tą, išspręstą problemą, su kuria ateina tas žmogus. Bet psichologai dažnai nepardavinėja problemų. O šičia, tai aš turiu irgi labai daug klientų iš psichologų, kurios po to reikia tvarkyti tos klientus. Jo, aš toks psichologų ir čia dabar čia tos temos neliečiam, bet jo, ir tai dar nereiškia, kad ten bus ok, nes, jeigu dirbtų ir psichologai pagal tuos, kad ten nieko negali ir patarti ir ten, žodžiu, čia jau kiti niuansai. Tai aš ką girdžiu, kad alternatyva nišai galėtų būti rekomendacijos, kada patiko pats žmogus, ir tada klientai rekomenduoja. Arba jiems patiko žmogus, su kuriuo dirba, arba jiems patiko rezultatas, arba kaip išsprendė jų problemą. Ir tada jie rekomenduoja, kaip Neringa sako, tą psichologą ar specialistą, ar, sakykime, šiuo atveju galėtų būti ir coacheris, kuris būtent tiem, kurių problemas sutampa su mano. Pavyzdžiui, man įsprendė ten, tarkim, tokią ir tokią problemą, aš matau, kad pas draugė yra panaši problema ir tada aš rekomenduoju tą žmogų. Tai tada, kitaip tariant, klientas pats priskiria nišą kažkokią tam psichologui pagal tai, ką jam padėjo išspręsti. Ir tada taip vyksta rekomendacijos iš esmės. Taip ir gaunasi. Tik tai dar noriu vieną pavyzdį tokį panaudoti, kalbant apie tai, kad tai yra labai asmeninė paslauga, coachingas. Kai mes ateinam į vakarėlę, ir yra 20 nepažįstamų žmonių, iškart žinau, su kuo aš noriu pabendrauti ir su kuo tikrai nenoriu pabendrauti. Nežinau, kas ten yra. Vaibas, auros, ten veidos, kur sako kai kurie, kad nėra. Bet kažkas yra, tu su kažkuo iškart randi bendrą kalbą, o su kitu, ne, tu netiki, nepatinka, nesimpatija, trigerina ir dar kažkas. Tai todėl, man atrodo, coacheriui labai svarbu yra tas asmeninis prekės ženklas, ypač pradedančiam. Ir, nežinau, put yourself out there, kaip lietuviškai, save tiesiog išnešti, jeigu nepatogu ten ištisai socialiniuose tinkluose komunikuoti, bet tu vis tiek, turi įsidėti savo nuotrauką, turi parodyti save. Aš su Jurga daug ginčiausi šitais klausimais, kad logotipas yra viena, bet juk kai Jurga rekomenduoja taginą, tai Jurga Jotkazytė, o ne coachingas moteriams. Tai labai fainai, kai yra prekės ženklas, viskas gerai, bet pats stipriausias prekės ženklas yra pats coacheris, pagal ką ir renkas. Gerai, ačiū. Mes turim komentarą, gal Violeta paskaitysi?
Tada man reikia atsinaujinti, nes aš Tai gerai, aš nematau paskaitysiu. komentaro. Jeigu tu matai, tu paskaitai gerai. Loreta rašo, pabaigusi coachingo mokymus, aš net nebuvau pakankamai susidomėjusi dirbti su coachingu, kol nesupratau savo nišos. Tai vat ir tos energijos realiai nėra, kol tu nežinai savo misijos, kas tave kabina, kokia tavo niša, ne? Kai tik atradau nišą, įsimylėjau coachingą iš naujo. O išsigryninau pagal tai, kaip sakė Neringa, kas aš esu, kuo aš pati gyvenu, kokia tema mane domina dieną ir naktį. Dabar jau reikia dirbti su tiksliniu klientu, bet kai žinau, kokią problemą sprendžiu, ši užduotis atrodo lengvesnė. Tai viskas ir susiveda į tai, kad kažkas mus veža labiau, kažkokie dalykai mus veža labiau negu kiti. Ir turbūt yra truputėlį problema tom, kurias veža daug kas. Ir kurios gali, kaip Neringa sako, aš ir dizainą galiu padaryti, ir email marketingą neparašyti, ir svetainę sukurt, ir strategiją padaryti. Tada yra sunkiau atsirinkti, lengviau yra, kaip Ernestai, kur iš širdies iš karto į vieną pusę eina ir nuo to viskas prasidėjo. Bet kokiu atveju aš rekomenduočiau nelaukti, kol niša pasirinks mus, nes natūraliai norisi, ne? Natūralus kelias yra, aš dirbu ir atsirinkinėju po truputėlį. Ir tas kelias gali labai ilgai užtrukti. O gali ir neįvykti tas nišas, nes ir su tuo gali būti faina, ir ten gali būti faina, ir tas gali gauti, žiūrėk, čia pasiūlė kažkur tai eiti, tada į visiškai priešingą pusę kažkas pakvietė, nueiti, ir atrodo, tarsi visur norisi. Bet iš kitos pusės, jeigu mes turim intenciją, kad aš darau su tikslu pasimatuoti, aš darau su tikslu atsirinkti, kas man tinka, kas mane veža, kas man duoda daugiau laimės, džiaugsmo, kaifo dirbti su kuo, kur aš jaučiu didesnę prasmę, po truputį ta niša natūraliai atsisijoja, bent jau šiek tiek jinai susisiaurina ir tada yra lengviau apsispręsti, ką pasirinkti. Ir galbūt tos baimės yra tada mažiau, nes noro yra daugiau. Nes šiaip pagal psichologiją noras ir baimė, žodžiu, kai baimė laimi ir noro mažiau, o baimės daugiau, tai tada neįvyks tas sprendimas, ne? Bet kai yra daug baimės, bet noro yra dar daugiau, tai tada yra daug lengviau priimti tą sprendimą, o tą norą atrasti yra, tas flow atsiranda iš to noro, ne? Yra be galo svarbu pačiam coachingė. Violeta, kaip tau viskas čia susigulėjo, kaip tai, kuri nenori rinktis nišos, ką tu dabar galvoji? Nėra taip, kad aš labai prieš nišą esu, aš tiesiog jos dar neperpratusi, apskritai to pačio termino niša, man dar reikia pasigilinti, kas man tai yra, o susigulėjo tai toks suvokimas, kad iš tikrųjų mes kaip coachingo specialistai iš tikrųjų turim visus įrankius ir jeigu kyla tas toksai pirminis pasipriešinimas tam, nes man asmeniškai iš tikrųjų buvo pati pradžia, kai aš išgirdau tą frazę, kad tu turi susirasti nišą, man iškart kilo toks vidinis pasipriešinimas, ne, aš nenoriu. Tai su šituo iš tikrųjų galima dirbti su kolegom, pasikaučinti visada. Kitas dalykas, mano mėgstamiausias coachinginis klausimas yra, o kaip galima kitaip? Tai jeigu jums nesinori rinktis nišos, tai pasinaudokit šituo klausimu, o kaip galima kitaip. Ir manau, kad niša apskritai yra tiesiog dalis proceso, kuris nori ar nenori ateina. Tai arba gali sąmoningai jį rinktis, arba galbūt laukti ir išsitaškyti energetiškai į visas puses. Tiesiog, kaip Jurga sakė, iš tikrųjų galbūt pasirinkus nišą būtų greičiau. Bet kiekvienas renkamės. Man čia dabar toks pavyzdys atėjo į galvą, kaip būna moteris nori numesti svorio. Ir jos tada laikosi įvairių skirtingų dietų po truputį ir nei vienos iki galo, ne? Aš truputį čia keto dietos, 2 dienas pasilaikiau, netinka, ne? Tada aš badavimo ten laikausi, tada aš ten kokios nors karnivorė dabar kažkokie dietai yra, ne? Ir gaunasi, kad nei vienos iki galo ir nekrenta tas svoris. Nors visą laiką žmogus save alina ir kovoja su savo noru ten valgyti vienus ar kitus dalykus.
Ir jeigu tas žmogus tiesiog pasirinktų vieną būdą, visi galbūt veikia kažkokiais, bet pasirinktų vieną nuosekliai, kuris labiausiai tinka, tai tikėtina, kad rezultatas ir vyktų pagal tą vieną. Bet kai truputį pasilaiko, tada vėl nebesilaiko, tada kitos imasi, tada vėl, žodžiu, tai to rezultato ir nėra. Tai man, coacheris be nišos truputėlį primena šitą variantą, kai čia truputį su santykiais padirbsiu, ai, čia nesigavo, nepatiko, ne taip kažkas, tai gerai, tada aš dirbu su saviverte, oi, čia kažkas nesigavo, ne taip, tai gal aš tada su finansais padėsiu žmonėm, tai gal aš su vyrais, o man su vyrais labai gerai sekasi dirbti, jie taip gerai masto, jie čia žino, ko nori, ten padirbi, vienas vyras kažką ne taip pasakė, viskas, nedirbu su moterim. Ta prasme, toks jausmas, kad bet kurį tų variantų, jeigu tu pasirinktum, tu daug daugiau laimėtum, negu kad tas toksai blaškymasis. O aš čia paprieštarauti norėčiau. Okay. Čia primena mano ADHD, žinai, kai aš per darbo dieną, kai užsivedu, daug visko padarau ir daug skirtingo, ir nebūtinai tai yra blogai. Aš gal noriu išeiti su tokia mintim, truputėlį mes daliname savo patirtim, bet iš tikrųjų nėra taisyklių. Nėra tokios taisyklės ir tokios formulės, kur mes dabar įteikiame ir viskas yra. Kaip ir, mums atrodo, kad viskas sukurta, visi keliai yra praeiti, visi video padaryti, visi apie viską kalbėjo. Bet žvelgiant iš, pavyzdžiui, mūsų anūkų kokios perspektyvos, tai kiek dar visko bus sukurta, kiek dar, nežinau, pareigybių, pozicijų, būdų, suintegruotų, kažkas naujo išrasta, tiek dar visko bus išrasta, kai mes vis galvom, kad viskas, jau čia viskas padaryta ir kam aš reikalingas tas lašas vandenyne. Tai iš tikrųjų nėra taisyklių ir reikia tos drąsos galbūt sukurti savo pavadinimą, galbūt tapti 3 nišų kažkokių specialistų, gal iš viso visai kažkaip kitaip prieiti prie coachingo ir kitą kartą paieškoti ir pasiblaškyti, galbūt nėra blogai, nes taip ir gimsta kūrybiška mintis, kai tu daug skirtingų dalykų suneri ir tada visiškai kažkokį trečią sugalvoji, ko niekas dar nebuvo sugalvoję. Labai ačiū už pastabą, tai va čia man išsigrynino, kad labai intencija yra svarbu. Jeigu aš blaškausi tikėdama, kad mane išgelbės šitą nišą ir aš čia daugiau pinigų uždirbsiu, tai yra viena. Bet jeigu aš išbandau, norėdama pasimatuoti, pasižiūrėti, surasti, kas man veikia, tai yra visiškai kas kita. Ir galbūt galiu surasti, kur aš galiu daugiausiai duoti, ne, žmonėm. Tai ta prasme labai svarbu ne tik pats veiksmas, ką mes darom, bet su kokia intencija, su kokiu iš kokio ketinimo jisai vyksta. Vidinis termometras, kuris sako, ar čia gerai ar negerai. Taip. Ok, tai viskas. Tada apibendrinam trumpai ir tada paprašysiu Ernestos porą žodžių, porą sakinių, Neringos, Violetos, ir aš tada jau vyšnę ant torto uždėsiu pabaigai. Kilo mintis, klausant Neringos ar ne, ir apie tuos, kad esi lažas vandeninė ir visi jau daro ir atrodo, ką aš čia dar naujo pasakysiu. Tai tiem pradedantiesiems siūlyčiau eiti savo keliu ir kaip arkliui tam, ar ne, nematyti, kas vyksta šone ir kuo mažiau lyginti save su kitais, nes mes esame autentiški, mes esame vieninteliai ir stengtis auginti tą savo vertę pačiam prieš save ir nesimatuoti su kitais, lyginti save su savimi, lyginti save praeityje su savim šiandieną, o ne save su kitais. Tai aš šito palinkėsiu. Ir eiti į priekį, nieko nematyti ir daryti. Ir iš to kažkas išsigrynins. Super, ačiū labai. Neringa, koks tavo baigiamasis žodis? Aš gal palinkėčiau tada, ieškant to kelio, dirbti su savim, nenustoti dirbti su savim. Kiekvienam, kaip aš sakau, kiekvienam gydytojui reikia gydytojo, psichologui reikia psichologo, kiekvienam coacheriui tikrai manau, kad reikia coacherio, nes mano patirtis rodo, kuo daugiau dirbam su savim, tuo geresni mūsų darbo su kitais rezultatai. Tai to ir palinkėsiu. Ačiū, Violeta. Man iš tikrųjų Neringos mintis, tas paprieštaravimas tau apie tas skirtingas sritis labai iš tikrųjų įstrigo. Net ir prieš tai mes jau kalbėjom, kad iš tikrųjų
tarp tų visų skirtingų dalykų vis tiek galim rasti kažką bendrą, kažkokią bendrą giją, kuri galbūt ir nuves į tą nišą. Tai va dėl to ir nebijokim tų skirtingų dalykų, to blaškymosi ir tiesiog žinokim, kad mes visada turim resursą ir įrankius susirinkti, kad ir kaip išsitaškytumėm. Super. Tai, o aš norėjau tiesiog pasidalinti, kad kiekviena, vat kaip Ernesta irgi sakė, esame autentiška, tai tą patį dalyką, jeigu aš pasakysiu, skambės žmogui vienaip, ne, ir įkris į širdį jausti vienam žmogui, ką Ernesta pasakys, įkris į širdį jausti kitam. Tas pats su Violeta, tas pats su Neringa ir visom kitom. Ir yra toksai posakis, čia apie tą, kad viskas jau sukurta ir kuo aš išskirtinis ir žodžiu, ką čia man daryti. Tai berods čia jau sakė, iš kur turtingas vaikas, turtingas tėtis, vargšas tėtis. Žodžiu, kad geriau yra pasirinkti mažą gabaliuką torto, kuris jau yra rinkoje ir jau yra iškeptas, negu kepti savo tortą, dėl to, kad tada iš naujo reikia auginti klientą. Realiai tu turi savo tortą užsiauginti klientą. Ką Neringa padarė, jinai upgradeino jau esamą tortą ir suteikė jam geresnį pavadinimą. Tai tų variantų kūrybai išdėlioti skirtingai, pamatyti, kas jungia, tai irgi gali būti niša. Pavyzdžiui, visose skirtingose srityse gal yra vienas dalykas, ką aš darau, ne? Tai irgi gali būti mano niša ir aš save galiu tai pozicionuoti. Tai čia taisyklių nėra, ribų nėra. Svarbu žiūrėti, kokia tavo intencija, ko tu nori ir kas veikia tau konkrečiai. Tai standartiškai geriau veikia turėti nišą. Geriau veikia turėti nišą, kuri suprantama, standartinė, populiari, ne, turi potencialo, bet ne visiems standartiniai sprendimai veikia ir ne visais atvejais. Ir tiesiog mes kviečiam jūs ieškoti savo vietos pasaulyje. Tai ačiū visom, kas žiūrėjot. Ir iki. Iki. Ačiū. Ate.